Pagrindinis mūsų tikslas, kad salos tiksliau gyventojai, salų kaimo gyventojai turėtų darbo vietas. Turėtų darbo vietas ne tokias, kad būtų jos paprastos, bet tai būtų didžiulė garbė dirbti šituose rūmuose. Visą tą mūsų projektą mes pavadinome Salų dvaro kultūros ir laisvalaikio rezidencija. Maitinimo paslauga, kultūrinis gyvenimas, vyksta renginiai įvairūs, koncertai, parodos. Čia vyksta edukacijos. Kadangi mes esame kaip tautodailininkų asociacija, tai mes tautodailės nepaliekame kažkur tai nuošaly. Tautodailininkų irgi kiek tapybos darbai, kiek skrynių kažkokių tai atgaivinimai vyksta tapyba, kiek vilnos vėlimo, karpiniai, šiaudų sodų pinimai ir karamelės virimas ir tapyba netgi šokoladu. Puikiai dirba pas mus restoranas, restorane irgi darbuojasi žmonės virtuvėje, šeimininkės iš salų būtent, visos yra salietės, įgyjom naujausių visokių žinių ir galime tiek prancūzų vakarus, tiek italų, tiek lietuvių, tiek senovinius kažkokius tai paprotinius tokius, viską galima pateikti. Socialinis poveikis tai iš tikrųjų, kad išliktų dvaro rūmai gyvybingi, kultūros paveldo objektas tikrai būtų žinomas ne tik tai apylinkėse, Kamajų seniūnijoje, ne tik tai Rokiškio rajone Lietuvoje, bet ir plačiau Europą apimtų. Manau, kad mūsų tas laimėjimas Vėtrungės, mes 24 metais nusipelnėme to ženkliuko, tai labai didžiuojamės ir jau sakom, kad jau dalį darbo to padarėm. Tai pasidarė lankytinas ir objektas. Žmonės iš tikrųjų su pasididžiavimu laukia svečių, eina parodyti rūmus, ne tik tai, kad jie būtų apgriuvę, jie ateina parodyti rūmuose, kas vyksta, koks gyvenimas yra, kad atvyksta ir giminaičiai iš užsienio ar pamato, kokios pas mus yra naujovės, tos inovacijos įsteigtos dvare, tai irgi labai tuo didžiuojasi ir didžiuojasi iš tikrųjų žmonės tie, kurie čia dirba. Su pasiaukojimu savo kraštui, būtent su meilė šitiem rūmams, jie čia dirba ir atsiduoda ir įneša visokių naujovių ir mes kartu toksai kaip branduolys pasiekėm labai aukštų rezultatų.